švęsdami žmonijos šventumą, gal kas galėtumėte žinoti ir pasakyti, kiek turime pačių gražiausių giesmių, galvojame, kad jas sukūrė karalius Dovydas. Aurelija, gimtadienio progą spėkite ir pasakykite, kiek yra psalmių. Labai daug. Šaunuolį. Žinau, kiek Aurelijai metų. Aurelijai metų vienu mažiau negu man. Kas žinote, kiek yra psalmių? Vadimai. 150, žinoma, 150. Pati pirmoji psalmė, pirmas žodis. Palaimintas žmogus. Pati pirmoji Jėzaus kalba, kurią jis pasako, sakomas pamokslas nuo kalno. Pirmas Jėzaus žodis pirmoje mokymo kalboje. Palaiminti. Palaiminti vargdieniai dvasioje. Mėlyje, ir ši diena mūsų šventumo diena, taigi visų šventų iškilmėje, mes galvojame apie savo palaiminimą. Gera, kad mūsų žodis palaiminti, laiminti reiškia tikrai Dievo malonės veikimą, tačiau visa tai ryšasi su mūsų tikra laime. Žmogus laimingas. Ir stebėkite, nes ne kiekviena žmogiška jausminė laimė tikrai atspindi Dievo palaiminimą. Nes Jėzaus palaiminimai šiandieną nuskambėjo visai kitaip, liūdintys, ieškantys tiesos, stengiantys kurti taiką, kurie nieko neturi. Ir tai yra palaiminti. 8 amžiuje vyko didžiulė kova dėl šventųjų. Ir ta kova tikriausiai ryšosi šiek tiek ir su atsiradusia ką tik nauja arabiškos kilmės religija musulmonizmu. Imperatorius Konstantinas V išleido įsakymą, tai yra valdžios galioje, mėlyje negalima garbinti paveikslų, statulų, relikvijų. Visi šie dalykai nuo 8 iki 9 amžiaus buvo naikinami, turėjo būti uždengtos ikonos, paveikslai, statulos ir be abejo, jeigu ne, tai turėdavo gauti nuobaudą. Kada teko prieš mėnesį lankytis Hagija Sofija, Stambulo mieste, Šventosios Sofijos sobore, kuris vos metai kiti vėl patapo mečete, gražiausia Dievo motinos mozaika ir kitos yra uždengiamos audeklu. Taigi laikomasi, galėtume sakyti, to 8 amžiaus net mūsų krikščioniško vos ne imperatoriaus laikysenos. Aš žinote, kad šventuosius turi net protestantų bažnyčios. Tik tai juos gal kitaip kreipiasi. Ir mūsų mintys, ypač viduramžiais, jos nusikeldavo labai giliai į šventųjų galią. Dievas geras, tačiau mano problemos nelabai dieviškos. Pavyzdžiui, stebėjau, ryte atėjote sunkokai, kojelėm yra problema, ne? Sakykite, jeigu meldžiatės, koks šventasis galėtų padėti, kada žaizdos negyja, kada yra problemos, kokį šventai galite atspėti? Visi kaimai turi šios atlaidus. Ir rudenį atlaidai vyksta. Ką žinote, kreipti sveikatos, o šventasis su kelieniu pervertų ir šalia yra šuo. Šventasis Rokas. Jeigu jūsų žaizdos negyja, kreipkitės į šventąjį Roką. Jeigu jūsų akys nemato arba prastai mato, į šventą Liuciją. Mėlyje, jeigu norite gražiai giedoti, be abejo, šventoji Cecilija. Ji tikrai negiedojo ir negrojo, bet ji gyvenimą išgiedojo viešpačiui kaip giesmę ir tapo mūsų globėja. Ir daugybė visų mūsų šventų, jeigu gerklę skauda, šventasis Blažiejus. Be abejo, ir daug kitų dalykų. Nuostabi ikona, kuri buvo tapyta ikonoklastų laikais ir ikonofilų būtent tuo metu, kada naikino šventųjų ir Dievo atvaizdus, tai dangiškoji motina rodanti į sūnų. Yra pasakojama, kad dailininkas
Toliau piešęs ikonas, kada draudė, dailininkui yra nukirtę rankas, tai pasakoja rytų bažnyčios tradicija. Ir galiausiai dailininkas slaptoje meldėsi prie ikonos Hodegitrijos ir dangiškoji motina ataugino ranką. Todėl gimė rytų, tiek graikų, tiek rusų bažnyčioje ikona Marija Trirankė. Įsivaizduokite. O kaip meldėsi mūsų tikrai, laikykime, šventas kardinolas Vincentas Latkevičius. Jis turi pamaldumą į dangiškąją motiną negalimo dalyko. Tavo logika sako, kad tu negali. Dievo akivaizdoje tavo mintys sako, kad tau neįmanoma. Tada kreipiesi Dievo motiną. Be galo džiaugiuosi, kad šį pamaldumą, kada kūrė maldininkų namus, kardinolas Latkevičiaus tėviškėje, tik įžengus buvo koplyčia, pirmas variantas, o ten buvo sienų tapybos didžiulė Dievo motina. Ir ji pavadinta negalimo dalyko. Šiai dienai pritrūko vietos, iš koplyčios padarė 2 aukštus ir ikonas slepiasi, laukia kitų kartų, kada jiems vietos pakaks ir Latkevičiaus tėviškė atidengs šio kardinolo ypatingą pamaldumą negalimo dalyko. Jei kas galvotumėte, kad Dievo kažkas negalima, ar per daug prašote, nebijokite, kreipkitės į šventuosius. O kas yra šventumas, paklausykime popiežiaus Pranciškaus sakyto vidudienio maldos pamokymo lygiai prieš metus. Kas yra tas šventumas? Šventieji. Tai ne tobuli šventuoliai, bet žmonės. Žmonės priėmė Kristų į savo širdis, nebijoja eiti prieš srovę, sako popiežius Pranciškus. Šią dieną, kai pagerbėme visus šventuosius, kai kam gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad tie mūsų broliai, seserys, kuriuos minime šiandien, gyvenime buvo tobuli, visada teisūs, tikslūs, tarsi iškrakmolinti, sako popiežius Pranciškus. Mūsų liturgija šiandienoje dovanoja Jėzaus palaiminimus, kurie yra tarsi šventųjų asmens tapatybės kortelė, rodo visai ką kitą. Jėzaus palaiminimai kalba apie drąsų ėjimą prieš srovę, palaiminti taikdariai. Mes norėtume, kad taika būtų nuleista iš viršaus, o Dievo žodis kalba apie taikos augimą, apie taikos sėklos sudygimą mūsų gyvenimo dirbose, mūsų širdyse pirmiausia. Taika auga, mielieji, tyliai, diena iš dienos, skatinama teisingumo, gailestingumo darbų. Būtent tai mums rodo visi šios dienos šventieji, kuriuos šiandien pagerbėme. Mes taip pat esame linkę manyti, kad taika turėtų užtikrinta būti valdžios, kad taiką reikia ginti jėga. Jėzus skelbia ką kitą. Jo ir šventų gyvenimas mums sako, kad taikos sėkla, norėdama augti, duoti vaisių, pirmiausia turi ji pati apmirti šį sėklą. Taika nepasiekiama, ką nors užkariaujant ar nugalint. Taika niekada nebūna smurtinė, taika niekada nebūna ginkluota. Tad kaip tapti taikdariu? Pirmiausia, nuginkluok savo širdį. Taip, mes visi esame apsiginklavę agresyviomis mintimis, aštriais žodžiais. Mes manome, kad galime apsiginti, apsitvėrę spygliuotą skundų vielą,
valstybės betoninėmis abejingumo sienomis, kad taikos sėklos galėtų sudygti mūsų širdyse, jūs turite jas visų pirma demilitarizuoti. Reikia atsiverti Jėzui, tai jis yra mūsų taika. Reikia atsistoti prieš jo kryžių, kuris yra taikos sostas. Reikia per išpažintį priimti iš jo atleidimą, ramybę. Reikia pradėti nuo šito. Nori būti taikdariu, nori būti šventu. Tai yra ne mūsų gebėjimas. Tai yra didžiulė Dievo dovana ir malonė. Brolis, sesė, pažvelk į savo vidų. Klaus savęs, ar tu taikdarys? Gal ten, kur gyvenate, mokoties, dirbate, gal keliate įtampą, gal tariate žodžius, kurie skaudina, gal skleidžiate apkalbas, kurios nuodija, veliamės į ginčus, ar atvėrė kelią taikai? Ar atleidžiame tiems, kurie mus įžeidė? Ar rūpinamės tais, kurie atsidūrė paribiuose? Ar stengiatės taisyti neteisybę, padėti tiems, kurie turi mažiau? Tai ir yra taikos kūrimas, sako Pranciškus. Ar verta gyventi pagal palaiminimus? Ar tai nėra pralaimėjimas? Atsakymą tau duoda Jėzus. Taikdariai bus vadinami Dievo vaikais. Žiūrint šio pasaulio akimis atrodo, kad jie yra ne savo vietoje, nes nepasiduoda galios viešpatavimo logikai, tačiau danguje jie bus arčiausiai Dievo. O dangiškoji motina Marija, visų šventų karalienė, padėk mums būti taikdariais mūsų kasdieniam gyvenime. Amen.